Metai, kai įvyko sprogimas virš Hirošimos miesto. Ši mergaitė stebuklingai išgyveno šį atominės bombos sprogimą, nepatirdama jokių sužalojimų. Bet po 10 metų medikai diagnozavo jai leukemiją ir davė tik 1 metus išgyventi. Ir ji iškėlė savo tikslą per metus iš popieriaus sulankstyti 1000 gervių kaip taikos simbolį. Ir jai pavyko. Hirošimos miesto žmonės iki šiandien lanksto popierinės gerves ir skatina tą padaryti visus, kurie atkeliauja į šį miestą. Tai yra taikos ir pasiryžimo simbolis. Ir nors Hirošimos miestas atgimė ir tapo jaunatviškai, dinamiškas, istorija neturėtų pasikartoti. Už manęs yra būtent taikos paminklas, skirtas Sadako Sasaki ir visiems vaikams, kurie mirė atominiai bombai sprogus virš Hirošimos miesto.